Bet iš tikrųjų pavojinga, va, tokių stand-upų žiūrėti, nes iš tikrųjų va, tas bičias, vėl maršau vardą, Dylanas Moranas. Mora. Ja, gerai. Vat, aš sakau, žinai, kai aš pirmą kartą jo klausiausi, iš tikrųjų realiai aš pasiėmiau tušinuką. Ir pradėjai rašyti mintis. Ir lapelį, ir pradėjau, žinai, tipo, čia tokias catchphrase, žinai, kad tokias, žinai. Kaip su kepurė? Su kepurė neužsirašiau. Ne, su kepurė aš neužsirašiau. To nepatiko ta mintis? Ne, man nepatiko ta mintis, bet aš pirmą kartą išgirdau dabar. Nu, nes aš matai, to stand-upo viso nesiklausau, aš klausaus kitus stand-upus jo, tai, žinai, aš sakau, nu, gal kokius 3 lapelius prirašiau, žinai, bet pliava, va, tas sakau, kame pavojinga, žinai. Kame bairės, aš pamačiau apie tai, kad, pavyzdžiui, dabar, kai kalbė apie tą stand-upirį, kad mintis susirašyti. Ir, pavyzdžiui, kiek Lietuvoje yra nežinomų tų komediantų, kurie, tarkim, Anglijai, to prasme, arba Amerikoje, arba Naujojoje Zelandijoje, nesvarbu. Tu turi minti, kad jie Lietuvoje nežinomi yra. Jo, jie Lietuvoje, galima sakyti, jie Lietuvoje neegzistuojami, jų nieks nežino. Ir, pavyzdžiui, tu jos pasiklausai ir tu jo mintis gali užsirašyti ir tu gali eiti į sceną ir kalbėtas mintis. Aišku, jeigu scenai, ta prasme, jeigu salėje bus apie kokie 2000 žmonių, tarp jų yra tikimybė, kad atsiras ten 2 žmonės, kurie girdėjo, tarkim, ir pasakys, o, čia Ricky Gervais, ten, žinai, arba Chris Rock. Bet, pavyzdžiui, paimti, nukopijuoti, bet irgi pavojus. Tarkim, jeigu tave išgirs, tau turėtų po to būti šakės. Bet, pavyzdžiui, irgi mintis, kaip gali būti copyrighted mintis. Būtent, vat, kadangi, matai, jau pats tu šiandieną klausėsi jo, ne, ir galvoju, kad, jau šitas girdėtas yra, jau šitas kažkur tai papasakos. Nu, jisai, aišku, be jokios abejonės, žinai. Tiesiog mintis. Tiesiog mintis. Ne visas kontekstas. Taip. Ir matai, iš principo, nu, kaip pasakyti, aš galvoju, kad jeigu daryti stand-upą, žinai, tai daryti kažką tai tokio originalaus, žinai, ir realiai iš tikrųjų, kaip sakyti. Kas susijęs su tavim? Būtent. Man svarbiausias dalykas, kai mąstau apie rašymą, tarkim, kažkokių dalių, minčių. Jeigu tu pradedi mąstyti, nu, tipo, gudrauti ir ten ieškoti informacijos, tu pamiršti tiesiog, nes su tavim nesusiję. Būtent. Ja, tai, kaip tu sakai, čia yra gudravimas arba, nu, tiesiog čytinimas. Parodai savo intelektualumą, bet ta prasme tu neparodai, nes tu pamiršti tiesiog joką. Būtent. Ir jis sugriūna, žinai.